Sveiki visi atvykę į dar vieną apžvalgą, taigi sentimentas labai greitai pasikeitė nuo, kad bullrunas sugrįžo, kad visi taps turtingi, atėjo tas toks pirminis pampas šiek tiek kriptovaliutų ir dabar vėl krentam į apačią, altcoinų rinka nekaip atrodo irgi nuvažiavo į apačią, padarė trumpą korekciją, altcoinai vėl kraujuoja. Daug kas panikuoja, daug kas nežino, ko tikėtis, daug kam jau trūksta kantrybė, galvoja, kad iš vis įvyks tas bullrunas, parduoda, išeina iš rinkos ir taip toliau. Taigi, jeigu norite sužinoti mano nuomonę ir faktus, svarbiausią informaciją apie tai, kaip toliau rituliosis rinka, pasižiūrėkite šį video nuo pradžios iki galo, nepraleiskite ties video, spauskite like, subscribe, apžvelginėjom visas svarbiausias naujienas kartu. Taigi dabar pradedam nuo pirminės informacijos, tai nuo techninės analizės. Tai kaip aš manau, kad viskas dabar atrodys, tai mes vėlgi apžvelgsim visą informaciją ir tada gale darysim daugiau sprendimų, bet ką mes dabar akivaizdžiai matome, kad yra šis resistance lygis ir yra supporto lygis, kurie buvo labai akivaizdžiai paisomi. Kas įvyko, tai mes pralaužėme šiuos lygius ir užsidarėme aukščiau lygio ir dabar grįžome testuoti. Tai dabar kas vyksta, tai mes testuojame šį lygį, kas dažniausiai yra bullish, tai reiškia visada vyksta taip pat lygių pralaužimas. Tu pralauži lygį ir tada patestuoji jį ir tada keliauji aukščiau. Tai taip pat matome, kad dabar čia yra irgi gan daugumos analitikų tokia pati nuomonė, kad mes buvome šiame descending channel formate, kada tiesiog kanalu važiuojame į apačią. Arba galite vadinti vėliavos formą, kaip pavadinsi, nepagadinsi. Jie reiškia tą patį. Tai šis retracement, šis pullbackas, atsitraukimas atrodo labai bullish, nes taip dažniausiai ir būna. Tu pralauži kažkokį lygį, tada grįžti patestuoti ir tada keliauji toliau. Tai iš techninės analizės iš tikrųjų situacija neatrodo gana prastai, sakyčiau, netgi atrodo gana gerai. Ir visas šis dabar šiokia tokia panika rinkoje, nukraujavimas altcoinų atėjo iš to, kad mes darėme šį trumpą pullbacką prieš pat rinkimus. Taigi, iš techninės analizės mano nuomonė nėra tikrai blogai, aišku, mes dar grįšim gale video prie techninės analizės, bet kol kas viskas tikrai neatrodo blogai, čia nebuvo kažkoks didelis nukritimas į vidurį kanalų ir taip toliau, mes tiesiog grįžome prie viršutinio resistance lygio, kuris greičiausiai taps dabar supportas. Palūkanos irgi jos prisideda prie daugiau pinigų ekonomikoje, nes jie tiesiog yra mažinamos palūkanos ir vis tiek pinigai yra skatinama ekonomika. Tai reiškia vyksta visokios paskolos pigiau ir taip toliau, pinigai vaikšto, verslai skolinasi ir investuoja, sukuria darbo vietas ir taip toliau, tiesiog daugiau pinigų, daugiau darbo vietų ir taip toliau, tai yra stimuliuojama ekonomika su mažesniais palūkanomis. Bet tai nėra tas tikrasis pinigų spausdinimas ir stimulas iš Amerikos. Tai abu šie dalykai skatina rinką, skatina kriptovaliutų rinką. Ir kas įvyko per COVID laikotarpį, kad buvo ir labai greitas palūkanų mažinimas ir taip pat štai toks pinigų spausdinimas. Tai realiai abu šie dalykai tiesiog išsprogdino rinką į viršų. Dabar mes turime tik palūkanų mažinimą, kas irgi yra labai gerai. Pasižiūrime, kas bus su palūkanomis. Tai jos jau buvo dvigubas mažinimas per vieną susirinkimą ir dabar sekantis susirinkimas yra lapkričio 7 dieną ir yra 93% šansas, kad bus pamažintos dar kartą palūkanos. Tai irgi yra labai gerai ir su visu šiuo rinkimų šurmuliu tai tikrai paskatins rinkos judėjimą į viršų, nes palūkanų mažinimas tai yra gerai ir dar taip pat bus rinkimai. Tai palūkanos greičiausiai nesustos, jeigu mes pasižiūrėtume, kas vyksta toliau dar sekantį mėnesį, tai būtų gruodžio mėnesis, tai vis dar irgi yra 2024 metai, Q4, tai yra irgi dabar 7,1%, kad bus dar kartą pamažinamos palūkanos ir taip toliau. Iš esmės, kai palūkanas jau pradeda mažinti ir nesustoja, jos visada greičiausiai yra mažinamos. Tai du aspektai, tai yra šitas dalykas, kad stimulo dar nėra didžiulio, tai dėl to dar ir neprasidėjo bullrunas, tas didysis altcoinų bullrunas, altcoinų sezonas ir taip toliau ir dar neaišku, kada jis prasidės, galbūt jis prasidės vėliau. Kas dabar yra aišku, kad palūkanos mažinamos palūkanos sukelia spaudimą rinkai judėti viršų. Mes jau apžvelginėjom, kas vyksta su S&P padarė ir tai štai dar vieną all-time high tokį ralį į viršų, tas pats ir su auksu. Dabar, kur čia tas auksas pasimetęs, bet iš esmės su auksu irgi lygiai tas pats. Auksas keliauja į viršų. Tai šitos visos palūkanų mažinimo sąlygos yra labai teigiamas dalykas
kriptovaliutom, nes vis tiek pinigų bus daugiau ekonomikų, jų daugiau skolinsis, jie vaikščios daugiau ir taip toliau. Kanados bankas, Europos centrinis bankas mažina smarkiai palūkanus. Ta prasme, Europos centrinis bankas padarė ten gal istorinį įvykį, kad jie gal 2 ar 3 iš eilės susirinkimus iš eilės pamažino palūkanas. Tas pats vyksta ir su Kanados palūkanų mažinimu, tai visa ši atmosfera yra labai teigiama kriptovaliutom. Tai reiškia, kad verslo ciklas sukasi ir ateina ta ciklo dalis, kada viskas eina į viršų, nes mažinamos palūkanos automatiškai skatina ekonomiką, yra daugiau pinigų, tai ką reiškia? Tai daugiau pinigų ateis ir į kriptovaliutų rinkas, tai tą labai labai svarbu suprasti, tai yra tokios kelios dėlionės dalys. Dabar dar vienas dalykas, kas irgi dabar šiuo metu stumia kriptovaliutų šiek tiek į viršų, tai visa ši skolos situacija, dabar demokratai labai daug prispausdino pinigų, tai irgi tie, kas norit sekti šias naujienas, aš dabar šiom naujienom pasidalinau savo nemokamoje grupėje, tai tenais turim virš 200 narių, ten vis ta pasidalinu svarbiausią, aktualiausią informaciją, taigi prisijunkit prie tos grupės, dabar nueikit į aprašymą ir prisijunkit, ten gaukit visą informaciją, kartu analizuokime viską. Ir taip toliau, tai iš esmės, kas vyksta, tai skola tiesiog skyrocketina į viršų ir per 3 savaitės demokratai prispausdino daugiau nei $500 trilijono, per 3 savaitės daugiau nei $500 trilijono į skolą, dėl ko visas buvo šis pirminis pampas, jeigu vėl grįžtume prie Bitcoin ir taip toliau, tas pampas, kuris pralaužė štai šį resistance lygį. Dabar grįžome atgal, bet iš esmės tai buvo tas dalykas, dėl ko mes pralaužėme tą resistance lygį ir taigi visa ši informacija yra grupėje, taigi prisijunkite į nemokamą grupę. Dabar toliau. Kas vyksta su ETFs? Mes matėme tiesiog irgi nežmoniškas įplaukas, pasižiūrėkite į šitas įplaukas. 3, 4, 5, 6, 7... Realiai 7 dienos iš eilės didžiulių įplaukų, čia buvo jeigu čia pasižiūrėsi, čia gerokai virš milijardo, beveik 2 milijardai įplaukų per 7 dienas. 2 milijardai įplaukų į Bitcoiną per 7 dienas. Tai yra tiesiog didžiuliai pinigai ir tai yra gerai. Bet kai dažniausiai būna tokios didžiulės rekordinės įplaukos, beveik visada seka šioks toks kainos atsitraukimas. Tai reiškia, tada buvo didžiulės įplaukos, tai reiškia, kad jau laikas padaryti korekciją. Lygiai tas pats ir įvyko. Bitcoinas dabar padarė korekciją. Pasižiūrim, ką daro BlackRock. BlackRock dabar daug kas panikuoja, matote, kad štai čia ARK Invest ETFs pardavinėja, čia dar kas pardavinėja, pažiūrėkite į BlackRock. 300 milijonų, 300 milijonų, 300 milijonų, 400 milijonų. BlackRock nestabdo ir jų planas yra tiesiog uždominuoti Bitcoin ateityje, kas sekat kanalą, tai ateityje planuoju padaryti labai rimtą video apie visą šių institucijų, ką daro šios institucijos, kokia jų yra agenda ties Bitcoinu ir kaip jie nori užvaldyti visą industriją. Tai labai įdomus video ateityje, taigi spauskite subscribe, kad nepraleistumėte šio video. Tai bet iš esmės BlackRock toliau accumulatina ir smarkiai accumulatina. Ir tada judam toliau sentimentas. Sentimentas jau buvo pasiekęs greed, tai jau yra labai aukšta, jau nėra neutral ir panašiai kaip praeitą mėnesį, jau mes pasiekėme greed. Tai irgi, kai sentimentas per daug nuvažiuoja į viršų, turi būti šioks toks atsitraukimas. Tai kol kas ETFs, šitas sentimentas ir visa kita, kaip ir visai yra susilaininęs tuo, kas vyksta rinkoje. Reiškia, mes turėjom visą šitą pampą ir jau buvo per daug greedo rinkoje, taip pat čia dar yra lygis, apie kurį vėliau pakalbėsime. Ir dabar jau toks šiek tiek atsitraukimas, korekcija, kad vėl viskas nurimtų į vietas ir susidėliotų galbūt vėl prieš judant toliau. Ir tą daro ne tik Bitcoinas, bet ir visos rinkos. Kas vyksta toliau? Labai trumpai apie Kiniją. Kinijoje vis dar prasta situacija, pas juos yra didžiulė defliacija. Didžiulė defliacija negali būti ekonomikoje, tai nėra gerai ir tai tiesiog yra trumpas argumentas, kodėl jie dar prispausdins daug daugiau pinigų. Nes tiesiog, kai yra prasta situacija, pas juos ten gal 6% metai po metų krenta kainos namų, tai galbūt tai atrodo gerai, bet ekonomikai tai yra labai blogai. Tai greičiausiai veda tik į vieną argumentą, kad jam reikės daugiau stimulo. Daugiau stimulo, nes taip tiesiog negali būti. Pas juos labai prasta ekonomika dabar, vyksta ta visa defliacija ir jiems reikia daugiau pinigų. Tai irgi, kas yra teigiamos naujienos, dabar nėra kažkokių aiškių planų, kas kada įvyks, bet tai tikrai įvyks. Dabar trumpai apžvelgiam apie October, kas vyko October, tai mes vis dar esame plus 6%.
Tai šiaip nėra blogai, nes matome istoriškai, kad buvo visokių mėnesių, buvo labai gerų Oktober mėnesių, buvo ir prastesnių mėnesių. Tai visi turbūt tikėjosi geresnio mėnesio, bet dar nėra. Oktober pabaiga dar jis gali būti geresnis, nemanau, kad mes sulauksime ten 40% ir taip toliau, bet matome, kad jis nėra blogas, jis nėra minusinis ir pati rinkos situacija irgi techniškai atrodo labai neblogai. Taigi Oktober gal ir nebuvo to oficialaus, arba kol kas jo nesimato, bet tai nereiškia, kad tai buvo prastas mėnesis. Kas vyksta su Q4? Q4 kaip bendrai, tai reiškia, mums liko dar 2 mėnesiai, lapkričio mėnesis ir gruodžio mėnesis. Dabar jau turbūt po truputį pradėsim klausimą aptarinėti, ar verta dabar panikuoti ir kas bus toliau ir taip toliau. Taigi Q4 dažniausiai yra labai bullish, net 80%. Q4 visada yra bullish beveik kiekvienais metais. Tai labai svarbi informacija. Q4 yra visada bullish ir tai yra faktas ir čia yra tas visas faktas, plus 80% vidutiniškai per Bitcoin egzistavimo metus, netgi per bear marketus matome, kad nuvažiuoja gana nedaug, nedaug nuvažiuoja ir labai stipriai po to pakyla. Tai tikrai Bitcoinas kils, bet čia nėra vienintelis argumentas, čia yra dar vienas argumentas, kodėl, kad panašu, kad Q4 vis tiek bus bullish ir nėra kol kas jokios priežasties manyti, kad taip nebus. Tai kas vyksta toliau? Pirmas dalykas dar, kas labai svarbu suprasti, tai kad Bitcoinas dar nepralaužė all time highs, kai yra inflation adjusted. Tai pavyzdžiui, žinote, kad vyko didžiulė infliacija per šiuos pastaruosius metus, tai Bitcoinas, kai jis yra inflation adjusted, tai reiškia, kai jūs atsižvelgite infliaciją, Bitcoinas dar net nepadarė naujų all time highs. Mums atrodo, kad jis padarė naujus all time highs štai čia, bet iš tikrųjų, kai tu įskaičiuoji infliaciją, kuri įvyko, kai įskaičiuoji infliaciją, tai Bitcoinas dar net nepadarė all time highs. Tai čia yra tiesiog klasikinis Bitcoino ciklas ir mes tik po truputį ruošiamės kilti į viršų, mes dar nesame ties all time highs ir dar nelaikas ten būti. Visas šis ETFs reikalas per daug išpūtė visą šį mąstymą žmonių, kad jau viskas bus bullrunas ir dėl to visi dabar tokie nekantrus. Anksčiau tai būdavo taip, kad Bitcoinas būdavo nukritęs ir tada bam šauna į viršų. Dabar jis buvo pakilęs ir dėl to visi labai laukia, tikisi to bullruno, bet jis įvyks dar tik vėliau. Jau neužilgo, bet manau vėliau. Ir paskutinis dalykas prieš judant atgal prie grafikų, kur duosiu savo spėjimus, yra Bernstein Research, tai irgi didžiulė patikima institucija Amerikoje. Jie davė Bitcoino kainos spėjimą, kuris yra 200,000 by the end of 2025 metai. Ir tai vadina conservative, tai reiškia konservatyvių spėjimų, tai reiškia, kad jie mano, kad čia yra toks saugus spėjimas sakyti, kad Bitcoinas bus ties 200,000. Tai irgi dabar visko čia neapžvilginėsime, kas čia buvo parašyta, bet iš esmės tokios institucijos supranta, kas laukia ir šitas visas quantitative easing, visas šitas stimulas, mano nuomonė, pradės judėti į viršų link 2025 metų. Tai grįžtant dabar prie čia, kaip aš viską įsivaizduoju. Tai dabar pasižymim kelias svarbiausias datas. Tai kelios svarbios datos yra rinkimų data. Tai rinkimų data beveik yra tas pats, kas ir palūkanų mažinimo data. Tai ši data yra labai svarbi ir čia bus daug volatilį, daug judėjimų viršų. Gali būti, kad krisim į apačią, gali būti, kad varysim į viršų, visko gali būti. Ir sekanti data, kuri irgi yra labai svarbi, tai dar vienas palūkanų mažinimas bus gruodžio mėnesį arba tiesiog nauji metai, kada pasibaigs Q4, tiesiog pasibaigs metai. Tai irgi, tai dabar kas vyks toliau? Tai žodžiu, pradedam nuo pačios pradžios, galim netgi nueiti į savaitės grafiką, kad pasižiūrėtume, kaip čia viskas atrodo. Tai pasižiūrėkite pirmas dalykas į šią struktūrą. Ši struktūra atrodo tikrai labai bullish. Ta prasme, mes jau čia matėsi gana akivaizdžiai, kad mes atsimušėme ir nukeliavom į apačią. Tada vėlgi atsimušėme nuo viršaus ir nukeliavom į apačią. Mes čia dabar jau stipriai pralaužėm viršų ir užsidarėm. Savaitės grafikas oficialiai užsidarė virš resistance lygio. Ir ne tik tai, bet dabar darome pullbacką, kuris irgi, pažiūrėkite į volume. Matosi, kad yra stumimas į viršų, taigi yra labai daug spaudimo judėti į viršų. Pavyzdžiui, altcoinai
nėra geras indikatorius, kas dabar vyksta rinkoje, nes jie tiesiog yra nukritę ir jie biškai pavažiuoja į viršų, po to vėl nukrenta, bet iš Bitcoino matome, kad jis atrodo labai labai stipriai. Taigi dabar šios kelios datos, dabar mes artėjame rinkimus. Dabar aš manau, kad realiai reiktų pasižymėti kelis kvadračiukus, kad geriau įsivaizduot, kas vyktų. Štai čia yra laikas šiame kvadrate nuo dabar, nuo spalio pabaigos iki rinkimų. Tai kas vyks šiame kvadrate, kol kas nėra aišku, gali vykti bet kas. Ta prasme, gali būti, kad bus didesnis pullbackas į apačią. Vėlgi reikia pasižymėti kitaip, gerai, pasinaudojam štai šiuo įrankiu. Tai čia gali būti trumpas pullbackas iki štai šio supporto lygio, nes irgi yra supportas. Dabar vėlgi dar pažymėsiu trumpai šiuos svarbius lygius. Čia yra dabar svarbus lygis, kaip matome ties Bitcoino, ir štai čia yra taip pat svarbus lygis. Tai dabar kas gali būti, kokie variantai? Gali būti, kad mes tiesiog liksim čia šiuo laikotarpiu, maždaug į viršų į apačią, konsoliduosimės iki rinkimų. Aš matuoju viską, kas yra prieš rinkimus ir kas bus po rinkimų. Prieš rinkimus mes taip pat galime šiek tiek nuvažiuoti į apačią, matome, kad rinka nėra stipri, nėra tokia stipri, kaip buvo praeitą ciklą, dėl to neatvyko tas October, kuris galbūt ir neatvyks, dėl to, nes situacija yra labai kitokia, bet kokia yra esmė, kad gali būti maždaug čia yra tokie mano spėjimo rėžiai, kas vyks per October. Gali būti šiok toks pasipompavimas į viršų iki rinkimų, nes vis tiek prieš rinkimus bus daug hypo ir taip toliau. Gali būti šiok toks nuvažiavimas į apačią prieš pat rinkimus. Tai va, tai čia vyks taip. Tada kaip aš įsivaizduoju visą šį periodą nuo rinkimų iki gruodžio mėnesio. Tai aš čia dar pasižymėjęs sausio mėnesį, tai reiškia per visą gruodį. Tai irgi reiktų pasižymėti kvadračiuko. Aš manau, kad mes tikrai nebesugrįšime ir mano blogiausias atvejis, kaip atrodytų, kad mes, įsivaizduokite, jeigu įvyktų rinkimai ir mes būtume čia pat, kur dabar esame, tai čia būtų mano apatiniai rėžiai, čia yra mano labiausiai bearish case, o bull case tai čia nėra tam limito. Ar mes pasieksime 100 000 iki šių metų pabaigos, nežinau, dabar atrodo neįtikėtina, bet visko gali būti, jeigu žvaigždės sušvies tinkamai, gali būti, kad pasieksim, bet aš manau, bus kažkas gal irgi dar priklauso, kas laimės rinkimus. Rinkimai labai plati tema, labai planuoju padaryti rimtą video, rimtą analizę, bet dabar ne apie tai, dabar apie spėjimą, tai aš manau tiesiog konservatyvų būtų, gali būti bet kas, netgi gali būti 100 000, bet dedam tarkim 90 000, padarom šitą žaliai. Tai aš manau, kad tikrai bus bullish Q4, istoriškai Q4 buvo bullish ir net po rinkimų, nesvarbu tiksliai ką išrinks, manau, kad vis tiek viskas bus gerai ir mes judėsime į viršų, nes taip pat čia, kaip ir minėjau, bus keli palūkanų mažinimai, lygtais 7-8 dieną bus palūkanų mažinimas, tada gruodžio ten gal 18 bus palūkanų mažinimas, tai mes turėsime per šį trumpą periodą jau naują prezidentą, tai reiškia daugiau certainty rinkoje ir taip pat turėsime kelis palūkanų mažinimus ir tiesiog daugiau pinigų ekonomikoje ir visa ekonomika eina link to, kad viskas kils į viršų. Taigi čia yra tokie mano spėjimai, aš manau mes keliausim viršų, nežinau ar mes į patį viršų keliausim ar kažkur čia, bet mano nuomonė konservatyvu nuo dabar būtų tikėtis bent jau 20%. Ta prasme, pasižiūrėkite, jau ką jau rodžiau, Q4 dažniausiai yra 80% pakilimai, tai tikėtis tiesiog 20% yra labai konservatyvu ir tikrai labai realu. Nes dėl ko taip konservatyvu, nes gali būti, kad 2025 metai, aš manau, kad bullrunas tęsis ir aš manau, kad altcoinų sezonas prasidės arba gale metų, arba vėl link 2025 metų. Tai reiškia dabar visas šis palūkanų mažinimas, visi šie stimulai, teigiamos naujienos tikrai pakels rinką į viršų, bet aš manau, kada visi tie ferverkai prasidės, visas tas banana zone, tai bus labiau link 2025 metų. Taigi tokie yra mano spėjimai, tokios yra mano analizės. Kaip ir minėjau, sekit šį kanalą, prisijunkite į grupę nemokamą, ten visą atsiunčiame ir visas aktualiausias naujienas, ir visus video, ir taip toliau. Laukia daug įdomaus turinio, spausti subscribe, tikiuosi patiko šis video. Tai mano nuomonė dabar nelaikas panikuot, būkit kantrus, jei ta prasme panikuot, aš pasakysiu, kada aš panikuočiau. Aš panikuočiau, jeigu ties rinkimais
ties rinkimais dar gali būti visokio volatility, gali būti judėjimų viršų į apačią, bet jeigu mes ties, tarkime, tokio ilgesnėje perspektyvoje link lapkričio mėnesio būsime kažkur štai čia, tada aš jau pradėčiau abejoti šiom analizėm, ta prasme, nes būtų tikrai keista. Gerai, galbūt dar tada vis tiek būčiau optimistas, bet jeigu mes vis tiek link Q4 pabaigos būtume kažkur štai čia vis dar šiame kanale, tai jau būtų keista, nes tada būtų nepasiteisinę ir visi šie spėjimai, nespėjimai, o istorija būtų nepasiteisinę ir visa rinkimų istorija ir visi šie dalykai būtų istoriškai nepasiteisinę ir šis ciklas būtų visiškai kitoks nuo kitų ciklų. Ar tai bus realu, tai manau tai nėra labai realu, bet tikrai įmanoma. Taigi tokius mano spėjimai, tikiuosi patiko šis video ir susitiksime kituose.